Taigi, praėjo dar vieną savaitę ieškant darbo. Šią savaitę išsiunčiau 4 CV, turėjau 2 pokalbius ir sulaukiau net 5 atsakymų. Tai gavau 4 ne. Bet aš tai manau, kad tikrai geriau jau gauti ne kuo anksčiau, negu laukti ilgai arba iš vis nesulaukti. Tai vieną ne sulaukiau ir pokalbio metu. Tai kaip ir minėjau, turėjau 2 pokalbius. Vienas iš jų buvo toksai greitas pasitikrinimui, ar mano patirtis atitinka tai, ko jie ieško. Tai per pirmas 15 minučių išsiaiškinau, kad vis dėlto ne. Tai likusius 15 minučių, tai išnaudojau tiesiog tokiam skelbėjimui ir daugiau sužinojimui apie pačią įmonę, jeigu kada ateityje dar nuspręsčiau aplikuoti. Antras pokalbis buvo kitoks. Ten ėjau iš vis net nežinodama nieko apie darbą, nes mane pakvietė asmeninė žinutė į tą pokalbį ir net nėra darbo prašymo. Tai ten daugiau pasikalbėjom apie patį darbą ir ko jie tikisi, tai ten mano patirtis jiems pasirodė tinkama, tai susitiksime dar antram pokalbį, jau iškart susitarėm. Tai tokios tokelės iš esmės apie šią savaitę, jinai buvo mano manymu tokia šiek tiek lėtesnė, bet čia realiai jaučiu fiziškai, kad ir energijos mažiau, tai natūraliai gaunasi, kad ir indėlio mažiau. Šiaip man ši savaitė buvo apie tai, kiek aš galiu padaryti, kai neturiu visai jėgų. Tai atsakymas yra o tiek. Pažiūrėsim, kas gausis kitą savaitę.